Taip, sveiki draugai. Šiandieną turime susitikimą kartu su Jūrate ir su manimi. Sveiki. Laukiu prisijungiant. Ir šiandien mūsų tema laukia apie psichosomatiką, be tabų, apie nervų sistemą. Ir kaip tai įtakoja apie tuos stresus, kuriuos mes patiriame kiekvieną dieną. Žiūrim Instagramas, aišku, kaip visą laiką vyksta linksmybės. Tuo aš pabandysiu pati ją pakviesti, jeigu man pavyktų. Patikrink, nes man neduoda prisijungti. Jeigu man pavyktų. Taip. Nu kągi, truputėlį kantrybės, ačiū. Panašu, kad pavyko. Ar girdisi? Girdisi. Puikiai. Ir matosi. Puikiai ir matosi ir girdisi. Labai gerai. Sveikos merginos, labas Saulė, jau mes čia online jau nemažai šituo laikotarpiu, bet sveikinuosi su sekėjomis tiek naujomis, tiek senai matytomis, dėl to, kad aš pati esu seniai buvusi online. Tai iš tikrųjų, šiandieną mes su Jūrate nusprendėme susitikti, pasidalinti su jumis tai, ką, vis tik drąsiai pasakysiu, išmanom savo srityje geriausiai. Ir su Jūrate mes draugaujam seniai, iš tikrųjų tikrai yra įvairiausiose retrytuose pabuvusios ir vidinėse kelionėse pabuvusios. Ir iš tikrųjų po paskutinio karto susitikus Laumžirgių žemėje, Jūratė sako, keliaujam kartu. Ir štai mes čia ir iš tikrųjų, Jūrate, gal ta prasme keliais žodžiais apie ką tu šiandieną esi, nes tu jau tą kelionę ilgą turi, taip trumpam, kad galėtumėm kad žmonės galėtų pažinti, ar ne? Mane tai žino jau turbūt kūno terapeutė, psichosomatikos specialistą, ar ne? Bet galbūt tie, kas dabar mato tave pirmą kartą, kad keliais žodžiais. Tai sveikinuosi, Betelė, ačiū, kad mes čia kartu. Ir keli žodžiai būtų gyvensenos medicina. Kas telpa į tai? Mane daug moterų Lietuvoje mane žinos ir pažinos kaip retryto organizatorę, kaip jogos mokytoja, kaip kvėpavimo trenerė, kaip jogos mokytojų kursų organizatorė, ar ne? Gimė 55 naujas jogos mokytojas per pastaruosius 2 metus. Tačiau šiandien aš esu apie gyvensenos mediciną, kurioje realiai telpa visa tai: ajurveda, kvėpavimas, kūno atmintis, kūno išmintis ir viso to integravimas. Mano manimu, šiai dienai vien tik vadintis jogos mokytoja arba vien tik masažo terapeutė, kalbu apie mūsų abiejų ar ne perspektyvas, jau nebėra pakankama. Todėl, kad gyvenimas yra toks kompleksinis, žmonių patirtys, jos apima tiek jų protinės būsenas, tiek jų jausmus, tiek mitybą, tiek paleidimus. Ir tai ir yra gyvensena. Ir šiais metais gavau diplomą Harvarde. Beje, prieš mėnesį mano kvalifikacija buvo patvirtinta sertifikatu ir tai yra Harvardo medicininis universitetas, medicininis fakultetas. Apie gyvensenos mediciną ir kodėl aš ten ėjau, todėl kad aš pamatyti, kaip mes galime apjungti tai, kame yra mūsų nervų sistema, kame yra mūsų mityba, kame yra mūsų išgyvenimai ir įrankiai. Ir noriu pabrėžti vieną dalyką, kad tiek kursai,
tiek retrytai ir tiek visa patirtis, ką atnešu ir kursai, ir retrytai tai yra, kur mes su tavimi susitikom, ar ne? Bet pastaruosius 1,5 metų pati, eidama per labai daug iššūkių savo asmeniniam gyvenime, aš ieškojau dar daugiau atsakymų. Ir ieškojau atsakymų ne jogos praktikoje, nors tą išmanau. Ieškojau atsakymų ne 7 minučių kvėpavimuose ir ne medžio apsikabinime, bet ieškojau atsakymų ten, kas tikrai įgalina žmogų pačiam palaikyti save kasdien. Ne tada, kada tau duoda tai patirtis, ar ne? Tai aš šiandien esu apie gyvensenos mediciną, kur žmogus gali save pavadinti self-healer. Tai yra ta savigyda, kūninė, tai yra ta, kuri yra pagrįsta mokslu, o ne perskaitytom 3 knygom ir 2 seminarais. Tai yra tai, kas realiai duoda įrankį, atsakymą, kryptį ir energiją veikti su visu to. Tai nežinau, čia gavosi ne keli žodžiai, bet gyvensenos medicina... Tai buvo labai svarbu, nes aš atsimenu, kai tą susitikimą, kai buvo, žinai, kai vemiam kortizolių. Buvo mėnuo, kai vemiam kortizolių. Ir iš tikrųjų, žinot, tai buvo laikas ir birželį, ir liepą. Ir aš tikrai mačiau per pusę metų pastarųjų, kas darosi mano terapijose. Tai, tarsi, žmonės atrodo nebeperneša viso to krūvio, kas vyksta. Tai, žinai, pradėkime nuo streso. Žinai, nuo to kasdienio streso visi jį taip jau kažkaip banaliai čia nuvalkiojo, nes, žinai, stresas ten, stresas šiandien, žinai, jau praktiškai gamintis valgį ir tai yra darosi stresas. Bet, keliais savo praktikos, žinai, žiniomis, ta prasme, kaip kas tau tai, kaip tu tą kortizolį, žinai, valdai ir ką mes galim, žinai, šitoj vietoj padaryti kasdien. Aš galbūt tai išskirsiu ir dabar iškart pasakysiu, tai yra 3 punktai. Pirmas dalykas yra suprasti kiekvienam žmogui, kad stresas gali būti geras, pavadinkime jį geru. Jo, ir stresas yra pavojingas. Tas, kuris yra lėtinis, tas, kuris mus stingdo, tas, kuris sukelia atsijungimą, tas, kuris duoda depresiją, beviltiškumą ir arba overwhelm, kai tu nebepakeli, kai yra tiek daug visko, kad tu negali pakelti. Labai gražiai apie stresą kalba nervų sistemos mokslas. Bet aš taip sakau nervų sistemos, ar ne? Ir aš tikrai nenoriu vien tik apie kognityvinę neuroplastiką šiandieną kalbėti, bet ir apie įkūnytus įrankius, ar ne? Kad realiai mūsų visas veikimas, ta prasme, keltis žmogui, kuris yra užstrigęs tam tikroje būsenoje, o jis užstringa tada, kada jį užverčia gyvenimas ir jo tiesiog nervų sistema, jo būvis, jis negali pakelti tiek, kiek su juo vyksta. Tai yra iššūkiai, tai yra pareigos, tai yra patirtis, tai yra praradimai, tai tiesiog žmogus negali pakelti, ar ne? Tai va toks stresas, jisai stingdo žmogų. Ir labai geras pavyzdys, aš šitam live, čia ne kurso medžiaga, ar ne, aš šitam live duosiu tokį pavyzdį. Kaip žmogus negali išjudėti iš tokios streso būsenos, angliškai tai vadinasi functional freeze, funkcinis toks tiesiog sąstingis, ar ne, kai tavo simpatinė sistema, ta, kuri eina už veiksmą, jinai, tu vis eini ir tu vis turi daryti, nes tave veda trūkumas, tave veda poreikis ir taip toliau, ir tu jauti stresą dėl to, kad tu nesugebi ir negali to dalyko padaryti. Bet tuo pačiu tavo kūnas, tavo smegenys tave stabdo ir tu nori tiesiog gulti, nieko neveikti ir nieko nedaryti. Tai čia labai fainas pavyzdys yra mašina, kuri, reiškia, kai tu užsivedi ir joje yra užtrauktas rankinės ir tu įvarai ne pirmą, o trečią krovą. Ir nei pirminį atgal.
va čia yra žmogus, kuris yra sustingęs, jis yra beviltiškas, jis yra atsijungęs, jis yra tokiam, jo jausmas yra, kad jam yra apatija ir depresija, aš nieko nenoriu daryti, bet elgesys yra, aš privalau judėti. Ir va čia aš pati esu patyrus krūvą tokių būsenų per pastarosius 4 metus, kalbu iš patirties. Ir tuo pačiu esu labai daug apie tai mokiusis, ne tik kad skaičiau, bet mokiausi, studijavau. Ir šitos būsenos, nes realiai stresas ir žmogui, jis yra keltis, išsivalyti dantis, susitvarkyti namus, susiplauti indus, vežti vaikus, ta prasme, čia yra simpatinė mūsų nervų sistema, jinai mus veda į veiksmą. Taip. Tai ir čia yra tas stresas, tai yra kiek streso. Realiai tu gali ir gebi. Ne tiek dalykas ar galėt. Kitas yra gebėt kokia imtim. Kiek tu gali pakelti tam tikrų savo jau gyvenimo etapų arba, reiškias, turint išeikvotą resursą, galbūt tai pasakykime, ar ne? Taip. Ir visa tai mums duoda didžiulį, pavadinkim taip, visa tai kaštuoja, net nekainuoja, o kaštuoja nerealų energijos kiekį. Tikrai taip, ir taip būtent. Ir dar, žinai ką, labai gerai prisiminiau, kad perinant, jeigu taip, kad simpatinė ir parasimpatinė, jas visą laiką atskiria, jos kaip dvi, ar ne, vienas yra veikimo dažnis, ar ne, kitas ilsėjimos atsistatymo dažnis, ar ne, rest and digest, žinai. Bet ta pati simpatinė nervų sistema turi 2 fazes. Apie tai yra svarbiausia dalis pasakyti, kad yra paruošiamoji fazė ir yra veiksmo fazė. Ir visa bėda tame, kad žmonės, kadangi nervų sistema visą laiką tokia užbūstinta, stipriai užbūstinta, minčių srautas, informacinis srautas yra milžiniškai didelis, ir tarsi tas kažkas stumiantis iš nugaros į priekį, gaunasi taip, kad mes toj paruošiamoji fazė visą laiką apie tai galvojame, man reikia dar tą padaryti, man reikia dar tą, langų adarą, bet veiksmas nevyksta. Ta prasme, vienu metu tu negali tų 100 langų dilinti, taip sakant, tvarkyti vienu metu. Ir tada kas būna, tada sistema pakimba ir sukasi. Tas pats adrenalinas, jis negali būti išskaidytas. Ir tada apie tai, ką tu ką tik kalbėjai, ar ne, kad gebos nebėra jau po to, jie tarsi kažkas stumia, tarsi reikia, yra pareigos, bet kiekvieną dieną suprantu, kad dirbu su žmonėm, kurie man rašo, verkiu be sustojimo arba iš vis nebegaliu jau verkti, man depresija, man panikos atakos, man insulinas tenais yra kažkur viršuj. Galbūt tie, kurie klauso, tai ne visiems taip tarsi yra, ar ne, dabar mes jau tarsi kalbam apie tos tokius ekstra atvejus, bet aš manau, kad daugelis net pažįsta šitos būsenos, su kuria dažniausiai jie gyvena. Ir tada kas nutinka? Jie atpažįsta tada, kai jau yra diagnozė, kai yra simptomas, kurio tu jau tiesiog supranti, kad nebegali ignoruoti. Ta prasme, kažkokia tai liga arba kažkas tai. Ir šitoje vietoje turiu 2 komentarus. Puikiai. Ir mums eina visiškas sinchronas šitoje vietoje. Tai duosiu paprastą pavyzdį. Ar ne? Irgi toks labai fainas pavyzdys. Ar žuvis žino, kad tai gyvena vandenį? Ne. Tai kai žmogus gyvena nerime ir kai žmogus gyvena nesaugume, jo smegenys, jo tiesiog siunčia jam signalą, kad jis reiškias, mūsų nervų sistema taip veikia, kad jinai mus saugo, bet tame saugojime yra atitraukimas ir atjungimas nuo jausmo ir nuo dalykų, reiškias, tu paprastose užduotise jau matai pavojų, nes ten jau yra tavo energijos resurso išsitaškymas. Nes tu neturi to resurso, tu varai iš rezervo. Ne iš resurso. Iš rezervo ir ne resurso. Ir čia jau ateina klausimas, ką norėjau irgi kitoje temoje pasakyti, kur prieš tai klausai.
Tai yra apie hormonus. Nes stresas, šita tema, apie ką mes dabar kalbam, ar ne, yra ypatingai susijęs su hormonais. O aš jau dar labai stipriai, ypač moterims, ir ypač tarp 40 ir 52-55 metų. Kodėl? Todėl, kad keičiasi mūsų hormonų sistema. Todėl, kad ateina ankstyvoji menopauzė, tada ateina ankstyvoji perimenopauzė, tada perimenopauzė, tada ateina menopauzė, ar ne? Hormonų sistema keičiasi taip, kaip paaugliai. Ir šitoj vietoje atsparumas insulinui, taip kaip mūsų kūnas, reiškiasi, vartoja ir priima gliukozę, cukrų, taip kaip kada ir kokiom sąlygom jis išskiria adrenaliną ir kortizolį, kodėl tu prakaituoji, kodėl yra karščio bangos, kada tu prakaituoji labiausiai, kaip kinta progesteronas su estrogenu, visa tai yra labai glaudžiai susiję su dviem hormonais, kurie veikia kaip karalius ir karalienė streso sistemoje, tai yra adrenalinas ir kortizolis. Ir šitoj vietoj... Taip. Ir šitoj vietoj, už tai ir sakau, nei 30 min... Kažkas eina labai daug į sporto praktikas, kažkas eina į jogą, ar ne? Oi, šiandieną dirbsim su hormonų paleidimu, kažkas eina ten kvėpuoti, ar ne? Bet realiai visa tai yra bendra tokia gyvensenos sistema, todėl kad tu turi ir mityboje turėti suvokti, kad jeigu tu varysi cukrų, iškės tu valgai daug ryžių, daug miltų, ir kas virsta į cukrų tavo organizme, atsisakyti tortukų ir saldainiukų, bet toliau varai angliavandenius. Tu toliau maitini tą visą sistemą, kaip tie hormonai sąveikauja ir kokias būsenas jie tau kuria. Ir dar, žinai, ką noriu. Šitą vietą labai fainą dalyką pridurti. Bet esminis dar vienas dalykas, ko mes neįskaitome, ir tame tarpe buvau ir aš manau, ir tu, ir daugelis apskritai visų žmonių, kad mes gimstam su tam tikra prigimtinė energija, ar ne, ir aišku, po to sociumas mums, kaip sakant, primeta, kad čia visą laiką reikia tą variklį varyti, žinai, bėgti ratelį voveriukui. Bet esmė yra tame, kad mūsų inkstai, jie turi tam tikrą apimtį gyvybinės energijos. Ir netgi tada, kai jau mes einam nebe iš resursų, o iš rezervo, ką tu pabrėžei, ar ne, tai yra apie tai, kad mes imam ten, kur mums turėtų užtekti iki gilios senatvės, bet mes jau imam rezervus. Tai yra mes į atsistatymus neatėję, mes imam rezervą tai, kaip sakant, kas nebegrąžinama. Kas buvo duota, kas buvo, ką tu gali pratęsti, bet tu imi iš anksto. Taip, tai va vienas dalykas, kitas dar dalykas, ne, ką man žmonės labai dažnai sako, va čia irgi viena mama irgi skambino dėl sūnaus, kad jo, apipasakota nervų sistemos krizė, kuri pas jį vyksta, ar ne, tai rodo ir netgi ir tam tikrų medžiagų, ta prasme, tai reiškia apie tą atsistatymą, kad net ir tų medžiagų yra didžiulis deficitas. Ir aš apie tai užsiminus, man sako, mes padarėm visus tyrimus ir jie yra geri. O dabar aš jums pasakysiu šitą apie tuos gerus kraujo tyrimus. Jeigu nors kiek prisimenat biologiją arba ją išmanote, tai puikiai suprantate vieną dalyką. Kraujotakoje negali likti deficito. Tai prasme, jeigu mums reikia kalcio ir jį reikia išnešioti tam tikras vietas, reiškia, organizmas ims iš vienos vietos ir per kraujotaką neš į kitą vietą. Tai reiškia, jis skirstis, kad audiniai būtų gyvi, kad mes nenumirtumėm. Tai reiškia, kai jau kraujotaka yra randamas deficitas, tai jau seniai šakės, jeigu taip jau labai. Nes iš tikrųjų pradžia atrodo viskas gerai, o tada staiga, kad ir ten kokio vitamino D, žiūri, jau yra stoka, ten tokia stoka, kad šakės, ta prasme, kiauros, visi kiauri tie dalykai. Tai čia mes jau galbūt lendame į tuos simptomus, bet tai yra labai svarbu suvokti, kad be atsistatymo, ta prasme, mašina, negali eiti. Ir žinai, čia aš norėčiau pereiti dar prie vieno dalyko apie nerimą be priežasties. Ir aš žinau, kad tu turi superinę žinutę, kuri dabar... Visi, kas klausot mūsų.
Tai nerimas ir susijaudinimas. Bet koks vaiko susijaudinimas pamačius senai matytą giminaitį arba gavus naują žaislą, susijaudinimas orgazmo metu, susijaudinimas, kai patiri kažką, nusileidai atostogų vietą. Nerimas ir susijaudinimas yra energijos akumuliacija ir įkrova, kur faktiškai kūnas kūnas tiek galvoja ir tiek jaučia praktiškai vienodai. Tik tiek, kad nerimas ir susijaudinimas yra šviesioji ir šešėlinė energijos pusė. Nerimas yra apvilktas praeities programomis, tuo, kaip ta sistema išmoko saugotis, išsijungti, atsitraukti. Ir tokiu būdu vis tiek žmogaus kūnas jisai kaupia tą energiją. Ir jam reikia tos energijos, kad saugotis, arba jam reikia energijos, kad išsiplėsti. Bet nerimas ir susijaudinimas, kitaip tariant, anxiety ir excitement, tie, kurie mūsų šiandieną klausosi ir supranta angliškai, yra praktiškai tas pats, tik tai, kad tai yra shadow side, šešėlinė pusė ir šviesioji pusė, nes mūsų kūnas, mūsų smegenys siunčia signalus, tai patirti vienodai. Tik tai mes tam suteikėme pagal mūsų programas, mes suteikėme tą kitą prasme. Ir per tai irgi yra, nes dar vieną dalyką noriu pasakyti ir būtinai pas tave noriu ateiti, nes tu iš vis nerimas šiuo metu ir aš manau, kad didžiausias hashtagas, didžiausia grotažymė pasaulyje, dėl to, kad aš manau, kad tai yra viena iš aktualiausių ir viena iš turbūt top 2-3 grotažymių hashtagų pasaulyje. Ne? Tai yra, kad dirbant pačiam žmogui su savo nerimu, ar tu eini pas psichoterapeutą, ar tu eini, ar važiuoji į retrytus, ar tu ieškai informacijos online, ar tu skaitai dirbtiniam intelekte, ar tu ten esi kažkokiuose emocijų paleidimo kursuose. Nesmė, bet su nerimu. Tai yra dirbti su energijos pertekliu. Galima tik per kūną. Taip kaip ir su džiaugsmu ir susijaudinimu. Nes tai yra energijos sankaupa, kurią reikia išleisti. Tai ar tu išsikratysi kaip šuo, kuris purtosi po jūros, ar tu eisi į labai stiprią, nežinau, intimę praktiką, ar tu išsišoksi, ar tu išjudėsi. Bet tai yra energijos perteklius, kuris turi išeiti. Priešingų atveju jisai sėda ir tampa nerimo pėdsakais. Kokie nerimo pėdsakai? Labai individualiai, aš manau, tu gali tikrai tai pasakyti, nes tu matai labai daug žmonių, kurie ateina su įvairiom simptomatikom, ar ne, ką gali sukelti energijos perteklius žmogaus kūne. Taip, ir čia, žinai, apie tą atmintį kūne, traumos. Ir tie simptomai nuo iki. Netgi dabar jau, žinai, kai manęs dabar paprašė pasidalinti, ką pyktis, kurioje vietoje ten pyktis, kur ten pavydas, kokioje ten vietoje, tai jau nebeegzistuojantis dalykai lokacijos. Tai yra tokia sena primityvi programa, nes iš tikrųjų kiekvienas kūnas labai individualiai pagal savo jautriausią vietą kirsis. Tai vienam, sakykime, ta pati onkologija, arba autoimuninė, arba lėtinė liga, du žmonės išgyvenę tą pačią patirtį, perės į skirtingas vietas, tarsi lokuosis kūne visiškai skirtingai. Netgi paimkim, ar ne, apie teritorijos kažkokį tai praradimą, sakykime, ar ne, vienam tai bus apie inkstus, sakykime, kitam tai bus, nors čia šiuo atveju gali būti ir susiję, kaip kad šlapimo pūslė, ar ne, sakykime, bet tas pats žmogus, vienas žmogus, jisai bus jautrus ir jam bet koks pokytis teritorijos, ar jo namuose, ar išvykus į kitą šalį, ar kito pasakyti žodžiai gali sukelti labai aiškę simptomatiką ir ligą. Ar galiu tik pridėti vieną dalyką, kad sukelia įtampą kūne ir ta įtampa keliauja būtent į kūną, bet ji kerta
silpną vietą. Taip. Ir kitam lygiai taip pat žmogui, ten turinčiam resursą toje vietoje, jisai nepatirs tos simptomatikos ir jam tai nebus, nes jam ta teritorija, jis turi savo teritoriją labai tvirtai viduje, jo niekas ribos neperžengs. Ar tai Jis bus... turi ašį. Jis turi ašį ir galbūt vaikystėje sudėliota, reiškiasi, metodika, ar ne, saugumą. Čia yra dar viskas apie saugumą. Nes taip, tai kai žmogus auga nesaugus, jisai, žinai, kažkas turi nesaugumą santykių atžvilgių, kažkas turi nesaugumą emocijose, kažkas turi nesaugumą apie savo kūno įvaizdį ir taip toliau. Tai vat kiekvienas turim ir iš tikrųjų labai dalykas, ar ne, trauma atsidaro. Mes turim 2 rūšių tas traumas. Dabar gal tas žodis toks nelabai tarsi skanus, bet jau žinot, nebeviniokim nieko čia gražiai vatą. Tai mes turim 2 tas traumas. Viena yra šoko trauma, kada jinai yra tikrai staigu čia ir dabar, ar ne, staigus kažkoks įvykis, netektis, netgi to paties nesvarbu ar žmogaus, ar darbo, ar situacijos praradimo. Bus staigu, iš to negali pasitraukti, negali su tuo akumuliuoti taip greitai. Tuo tarpu kita dalis, su kuria mes daugiausiai čia kalbame šiandien, tai yra ta besivystanti. Tai yra apie tai, kad tau kapsėjo, galiausiai, prikapsėjo, jau mes turime tą rezultatą, kur išeikvoti resursai, išeikvota rezervai, ar ne, ir viskas, sistema shutdownina, bet iki pareikalavimo. Kada atsiranda pareikalavimas, dar vieną noriu dalyką užbėgti, už akių. Labai dažnai manęs žmonės klausia, ar ne, ir aš labai dažnai netgi tam pačiam Instagrame, Facebook'e dalinuosi, bet manęs klausia, man toks ir toks simptomas, ką tai reiškia, ar ne? Sakykim taip, preliminariai duodu tą erdvę suvokti maždaug apie ką gali, ar yra, ar ne? Bet šitoj vietoj žmogus suvokęs neišgyvens to. Ir čia yra pasąmonės paslaptis. Jie užvertė. Jeigu įvykus, žmogus niekada pats per tai nebeeis, nes psichika jį saugos. Kaip kad tas atvejis, aš beveik 30 metų žinojau, kad kas su manim nutiko ant operacinės stalo. Aš visada tai žinau, nebuvo jokios mistikos, tarsi mano kačiukas, žodžiu, tūsinasi, žinot, ir jam dėmesio reikia užnugarėje. Tai, žodžiu, aš žinau, kas su manim nutiko, kaip pavyzdys, ar ne? Bet tik tai tada, kai aš visiškai dėl kitos priežasties pas savo nuostabų mokytoją osteopatijos atsiguliu ant stalo dėl visiškai kitos priežasties. Tuo metu mano kūno padėtis ir ta saugi erdvė, kurią jis man davė, iššaukė mano būklę ant operacinės stalo. Mano kūnas pradėjo visas tiesiog kratytis, pradėjo ledėti ir aš suprantu, kad aš jau išeinu iš kūno. Neskaitant to, kad aš žinojau, kas su manim nutiko. Ir tą kartą, kai, ta suteikta man erdvė, saugi erdvė ir gebėjimas pasakyti savo poreikį to, kad tada traumos momente aš negalėjau, nes aš buvau anestezijos būklėje savotiškai. Šitoj vietoj automatiškai pas mane pradėjo atsiverti tas gijimo procesas ir trauma užsidarė. Labai ačiū tau už šitą pasidalinimą, todėl kad noriu prisidėti visoms, manau, kad čia mus tik tai visos klausosi, o gal ir visi, nežinau. Tai ačiū ir hello. Bet, reiškia, parasimpatinė mūsų nervų sistema, jinai veikia va šitaip. Jinai nėra linijinė, kad darysiu tai ir bus taip, ir bus taip. Jinai veikia taip ir tu nežinai, ką tu gali atverti. Tu nežinai, kiek tu gali atverti. Todėl aš, iš savo patirties retrytuose, kur tikrai
nepatyrę ir prisiklausę ir nusikopijavę tvarkaraščius arba ten kažkokių, žinai, prisigaudė ten, žinai, ir tą reikia, ir čia, ir augalų medicina, ir čia dabar ir vieną ceremoniją, ir kvepavimą, ir visą kitą, ir taip toliau. Taip, retryto erdvė, kaip pavyzdys. Arba vienos terapijos erdvė, arba 10 dienų retryto erdvė, arba savaitgalinio tenais retryto, nežinau. Tokia erdvė, jinai kūrė būtent, jinai sukuria saugumą. Ir parasimpatinė nervų sistema, jinai gali atverti tiek, kad pats žmogus, su juo dirbs fasilitatoriai, jeigu tai yra kokybiškai suorganizuotas ir turintis, žinai, čia atvažiuoja retrytą, čia jau einu į terapiją, ir čia ir man vienaip darys, ir kūno laužys, ir čia ir gimdos terapija, ir moteris prisisako, nes maždaug išvažiavau 10 dienų, tai jau čia pavarysiu už visus metus. Jo, ir atveria tokius klodus. Ir paskui yra, žinai, ką su tuo daryti. Čia kaip po bet kokios, žinai, aš esu mačius augalų medicinos, žinai, ceremonijų pakeltus dalykus, kur žinai, išvažiuoja, pakuoja tą bagažą, žinai, pusmetį. Ir dėl to aš pabrėžiu, žinai, ta prasme, vienas dalykas yra atostoginiai retrytai, kur ten atvažiuoji, ten, žinai, pasibugnuoji, ten pamedituoji ir žinai, ir pasipležini. Ir kitas dalykas yra transformacinės kelionės, kur yra transformacinė terapija, kur yra asmeninė diagnostika, kur yra bendras suvokimas, nes parasimpatinė, taip, mes privalome įti parasimpatinę sistemą, kad gyti. Tik ten vyksta gyjimas. Ir būnant ir tik saugio erdvėj, tiek saugi erdvė pačiam žmogui su savim, ir tada ateina, žinai, poreikis įrankių, kaip tam žmogui susikurti saugią erdvę su savim, neinant į terapiją, nemokant pinigų už dar vieną masažą, nevažiuojant į dar vieną stovyklą, kokiais įrankiais visą šitą dalyką, nes gyjimas realus, jis vyksta tik tais saugio erdvėj ir tik tais esant parasimpatiniai būsenui. Lygiai taip pat, kaip galiu pasakyti iš savo dabar Harvardo studijų, santykių aiškinimasis privalo vykti tik parasimpatinės nervų sistemos būsenoje. Klestėjimas vyksta tik parasimpatinės nervų sistemos būsenoje. Vaisingumas moters kūne, projektui arba vaikui atsiranda tik esant parasimpatinės nervų sistemos būsenoje. Ir kaip joje pastoviai išlikti, reiškia, kaip stimuliuoti nervą klajoklę. Pat ir ateina somatinių praktikų, aš dabar tą darau, nes čia vienas iš pratimų, kur minutę galiu parodyti ir kiekvienai bus skirtumas, ar ne? Kaip suteikti savo tą erdvę, kaip sukurti savo tą saugumą. Pirmiausia, reikia jį išgyventi. Išgyventi su kažkuo, su kuo yra saugu. Bet tu gali išmokti susikurti ją savo. Ir ta kelionė tikrai yra įmanoma. Gijimo kelionė tikrai yra įmanoma. Taip, tu pažiūrėjai. Kaip prateliai ir žmonių yra. Tikrai taip. Emocinės jau man, žinokit, jo. Ir perdegimas, ir emocijos, ir tuo pačiu išsiplėtimas, ir tuo pačiu krūvos retrytus, ir tuo pačiu kritimai, ir kilimai, ir taip toliau, ir puikiai žinau tavo kelionę. Ir čia yra, žinai, viskas išjausta, perleista kūno, inkstais, kepenim, ir reiškiasi, ir visa hormoninė ir nervų sistema. Taip. Ir žinai, dar dalyką labai fainai. Ką aš daug turi šitą, kad aš pirmą kartą Mel Robbins išgirdau, žinai, kaip jinai pradėjo kalbėti apie tą dėmesio deficito ir hiperaktyvumo sindromą, ar ne? Ir pradžioje aš taip dar paklausiau ir žinai, kai mano, čia ne apie mane, aš tiesiog šiaip aktyvus žmogus, žinai, aš tiesiog turiu daug energijos, žinai, tas va, taksai. Ir tada visai neseniai buvo labai įdomus momentas, kai dar vieną labai nuostabią tokią terapeutę išgirdau ir sako, jinai be jokios abejonės kalbėjo angliškai, bet jinai pasakė, tu ne kaip čia neprakeikta, bet tu esi apdovanota, žinai, taip iš į lietuvių kalbą verčiant.
Ir tas buvo labai gražiai pasakyta, žinai, šiaip sistemoje su tavim sunku ir žmonėm greičiausiai ir tau pačiai su savim yra sunku, nes tavo sistema visą laiką veikia, 24 valandas per parą, jinai veikia. Ir iš tiesų, va šitoj vietai, aš esu simpatikė ir turbūt 90% mano gyvenimo yra simpatinė sistema, bet, kai aš suvokiau, kad aš vienu metu galiu daryti labai daug dalykų, labai daug dalykų. Aš juos vis tiek daryčiau be resurso, man būtų šakas. Man buvo šakas prieš maždaug 5 metus, tai pirmas kartas, bet lygiai taip pat, visi kraujo tyrimai nuostabus, netgi endobiogenikai ir kaip ir, sako, biški gal kiek daugoka čia to adrenalino kortizolio, bet šiaip iš principo nieko čia labai baisaus, čia gal kokia labiau psichosomatika, bet visa kita pasakė kaip ir viskas normaliai. O aš atsigulu ant grindų, man ištinka begalinis energijos praradimas, begalinis. Tavarsime, kad staiga viskas išsijungia sistema ir jinai baigia darbą, jinai off. Ir aš tiesiog atsiguldau ant grindų ir pagulėt turėdavau, kol man nors kiek pagerėjęs, tada aš atsikeliu vėl einu, ar ne? Tai yra, tuo metu aš dar nesuvokiau, kad mano sistema tiesiog priverstiniu būdu mane guldo perkrauti, nes šita sistema veikia. Papildyti, kad turėtume energijos išjudėti iš nuovargio sindromo. Iš nuovargio būsenos. Iš tos nuovargio būsenos, kuri simpatinės nervų sistemos. Kalbėkim paprastais terminais. Žmonėm, kurie pastoviai veikia, dirba, juda, lekia, kuria ir taip toliau. Aš pati tokia esu, tu tokia esi, bet skirtingi žmonės tokiais tapo dėl skirtingų patirčių. Kažką veda trūkumas, kažką veda charakteris, kažką veda jų asmenybė, kažką veda noras įrodyti aplinkiniams ir taip toliau. Ir reiškia, tie vedantieji faktoriai, mes ne juos koncentruojamės. Mes koncentruojamės į tai, kaip tai veikia mūsų kūną ir kaip išmokti sugrįžti į tą pilvinį režimą, kame yra saugumas, stabilumas, režimas, iš to, kas yra amžinoje energijoje, amžinam judėjime ir tai bet kokiu atveju anksčiau arba vėliau iš tavęs reikalauja tų kaštų padidinimo. Taip. Ir čia yra sistema. Čia reikia pasakyti, tai yra sistema. Ir jeigu taip labai nuoširdžiai, aš tai šiaip niekada neturėčiau laiko nei ten miegot, čia kaip žinai, mano vyras sako, čia tik silpniems, į tave žiūrint, žinai, tai miega tik silpni, skolas grąžina tik silpne, tai žinai, juokas juokais, bet aš iš tikrųjų pagal tiek, kiek mano sistema veikia, aš galėčiau 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę varyti, bet tavrasme 8 bėgiam, ar 120, žinai, kaip Terminator. Bet aš suprantu, kad tai yra savižudiškas dalykas. Tada mano užduotis yra išmokinti save ir tą aš pradėjau daryti, aišku, jau seniai, bet tiesiog pradėti save įvesti į sistemą. Labai aiškiai. Čia kaip vaikas, kuris visą laiką aktyvus, iki tol, kol jis jau ten krenta, paskui be sąmonės eina miegot, žinai, jau iš nuovargio. Tai lygiai taip pat, tavrasme, režimas, tai yra tas pirmas dalykas. Mes dar šiaip, čia jau kaip ir smagiai leidžiam laiką, bet aš pažadėjau, kad vieną kitą klausimą mes dar Jūratė turim pasilikti biškį laiko, kažkam atsakyti, ar ne? Tai esmės yra dalykas, į ką aš noriu atkreipti dėmesį į režimą, nes tai yra labai svarbu. Miego režimas, atsistatymo režimas. Tai reiškia, kad taip kaip jūs einate į darbą uždirbti pinigų, arba dėl to, kad jums labai faina, bet vis tiek uždirbti pinigų, tai vis tiek jūs turite režimą, jūs dirbat, nežinau, nuo 8 iki 5, kažkas gal ten nuo 8 iki 12, bet jūs turite režimą. Vaikas turi režimą eiti taip, ar ne? Režimas, ritmas, ciklas. Taip, čia yra Būtent, tai va čia. Ir tada formuojasi. Mums labai svarbus, ypač tiems aktyvistams. Formuojasi maži įpročiai. Taip, formuojasi maži įpročiai, nes toms, kam įdomu, ar ne? Simpatinė nervų sistema
jinai iš savęs, jinai nėra blogai, nes jinai, tai yra mūsų veiksmo sistema, tai yra mūsų veikimo sistema. Ji mus kelia, ji mus veda, ji mus palaiko, ta prasme, jos dėka mes dirbam, mes atliekam visą tai, apie ką mes šnekam. Kas yra resurso ir rezervo eikvojimo sistema? Tai yra simpatinė sistema, kuri yra survival, tame išgyvenimo režime. Reiškia, kai tu bėgi nuo kažko, kai tu kovoji su kažko, kai tu sustingsti ir esi visiškai beviltiškas, atsijungęs, užstrigęs ir apatiškas, ar ne, kūnas yra vangus, toks sunkus, toks šaltos galūnės, ar ne, čia yra labai labai svarbus momentai, ar ne, tai yra irgi labai susiję yra beje su hormonais šaltos galūnės, ar ne, kam bus įdomu, vėliau tikrai galima bus pasišnekėti, ar ne. Bet, o žmogus realiai tai ką, jis nori būti atsipalaidavęs, jisai ieško, moteris atvažiuoja į retrytą ir sako, aš ieškau atsipalaidavimo, aš ieškau pasitikėjimo savimi, aš ieškau moteriškumo, aš ieškau galėti švitėti, aš ieškau tėkmės, aš ieškau kūrybingumo ir tuo pačiu metu ateina aiškus mąstymas, ar ne, virškinimas pagerėja ir taip toliau. Čia yra, parasimpatinė, čia yra priešinga sistema, ar ne? Bet kaip gebėt pereiti? Vienas dalykas, nuo tos simpatinės sistemos, kur tu daug darai ir veiki, nes tai, ką tu apie save pasakoji, tu nesi toje išgyvenimo sistemoje, kur tu atsijungus, tu esi tokioj labai galingoj, kaip čia pasakyti, elektrinė, kuri pumpuoja ir taip toliau, bet tu veiki, tu pasieki, taip? Tai nėra ta sistema simpatinė, kuri yra besiaktyvavusi išgyventi, kur žmogus, ta mašina, apie kurią aš kalbėjau, važiuoju, bet užtrauktas rankinis. Bet varau, iškart jungiu trečią pavarą, nes jų reikia labai greitai važiuoti ir labai daug padaryti. Dar vieną dalyką, mes dabar jau eisim į klausimų, keletą klausimų atsakymų. Ir papasakoti, kur mes kviečiam. Bet dar noriu vieną dalyką prieš tai, kad norim kai ką supratę sakyti. Ką aš atsimenu, mes su Jūrate kalbėjom dar prieš keletą metų, gal net daugiau. Kai aš atsimenu, ir pas tave, ir pas mane buvo tas pats, pas mus atėję ir pas tave, ir pas mane tie patys žmonės visą laiką sakydavo, kad kai tik aš einu į tą sąmoningumą, į tą atsistatymą ir ten dar kažkas, pas mane pasipila tiek, ten, nežinau, simptomų, problemų ir visa kita. Tai taip, jeigu taip žiūrint iš klasikinės, netgi psichosomatikos, tol, kol yra mobilizacija, kūnas nieko netvarko. Jisai mobilizuojasi ir jisai daro tiek, kiek resursai dar arba rezervai leis, bet tada, kai jau pereisim į parasimpatinę nervų sistemą, ten yra beje 2 fazės. Ir kai atsipalaiduoja kūnas, kai jisai ateina į gijimą ir taip toliau. Mobilizacija tai yra kaip pasiruošimo stadija, ar ne? Jo. O ta parasimpatinė gijimo fazė, ten yra netgi jos cielai 2. Tai pirmiausia yra visų tų skysčių paleidimas ir visa kita, tai yra sloga, temperatūra, tai čia dar tie lengvieji variantai, ar ne, kai ten prasideda ašarų upeliai, ar ten, nežinau, bronchitai, plaučių uždegimai ir visokie kitokie dalykai, tada vyksta epikrizė ir galiausiai tada jau paskutinė yra atsistatymo audinių fazė, jeigu mes kalbam, kada yra tikrai stiprus pažeidimai įvykę. Bet ta energija, kai mes pradedam ją akumuliuoti kūne, Jūratė tikrai šitą patvirtins. Pirmiausiai, ne tam, kad uždirbti dar 1 milijoną, ne tam, kad būtum fainas ir gražiai spindintis, o tam, kad pagytum gijimui. Gijimą. Čia yra energijos klodas, kurį atveria žmogus. Taip. Ir aš truputėlį kitais žodžiais, bet tą patį pasakysiu. Seksualinės energijos kiekis, kai padidėja, jis pirmiausiai eina gijimai, o ne kad tave suras tavo svajonių partneris. Ir beje, ir ne tam, nes krūva moterų, kurios esu sutikusi, kurios nepatiria orgazmo ir kurių vyrai prašo ten atsiskleisti ir ten taip toliau. Čia irgi yra susijęs su užspaudimu šitos energijos ir su to,
čia pasakyti, čia tik tais iš vienos pusės, ką aš noriu pasakyti. Iš kitos pusės eina visos nori pinigų klestėjimo gausos. Taip, lygiai taip pat reikia energijos šitam dalykui. Pinigai ir nervų sistema yra va taip susiję. Tavo nervų sistema užblokuota, yra užblokuotas pinigų srautas. Ir čia eina viskas per kūną, tik tai per kūną. Tik tai per kūną. Ir jo, pirmas tas atblokuotas klodas savyje, arba įgyta nauja, moteris pasileidžia ir sako, 40 dienų dabar praktikuosiu jogą, užsirašiau čia naujus kursus ir čia viskas jau dabar plėsios. Jo, tu gausi daugiau energijos, bet ta energija, ji pirmiausiai iškels. Tai, ką turi paleisti, kas tave blokuoja. Taip veikia mūsų kūno išmintis. Toks yra dėsnis. Čia ne dėl to, kad aš taip sakau, ne dėl to, kad Saulė taip sako. Čia kaip užpilkit pavasarinę lysvę iš šlangos. Tai kas pirmiausiai išlys? Ta, ką reikia išravėti ir pašalinti, visi lapai ir visos piktžolės. Ta prasme, pirmiausiai iškyla tai, ką reikia išvalyti. Ir tada tu jau gali, ten kaupti, ravėti, sėti ir tręšti. Tai nereikia norėti rezultato, nesugebėjus išvalyti ir alchemizuoti to, kas mus blokuoja. Tai yra labai labai svarbu. Ir kodėl yra bijoma šito? Dėl to, kad trauma aktyvuojasi tada, kai mes esame izoliuoti. Tai reiškia vieni, kai mūsų neatliepia, ar ne? Net jeigu ten moteris grįžta namo ir jinai pasiskundžia. Todėl, kad mes esame nesaugus. Mes esame nesaugus. Klausyk, ir aš ten dirbau. Ir žiūrėk, ir tavo arba mama ateina, ką tu čia dabar su tais, aš užauginau 4-5 vaikus, tu dabar čia su to vienu vargsti, supranti, niekaip nesusitvarkai. Tarsi, nėra palaikymo, nėra tos saugios erdvės, ar ne, arba tu grįžti ir tu vėl turi ten gaminti, plauti ir ten bala žino, ką dar daryti. Žodžiu, tu realiai, tokioj savotiškoj vergovėj ir nėra, tas atsistatymo tiek. Arba jeigu tu Saulė, tai tada arba ta izoliacija, žinai, ką aš pastebiu. Arba moteris sako, aš bijau verkt, nesako, aš bijau, kad kai aš pradėsiu, aš galiu nesustoti. Aš manau, tu savo terapijose sutinki be galo daug žmonių, kurie ateina. Aš pati patyriau tavo terapiją retryto metu. Ir man tikrai, aš galvoju, kad yra puslės uždegimas, man buvo sudėtinga 5 dienas iki retryto, gegužės mėnesį ir tai, bet galiu pasakyti, 1 valanda saulės terapijos man nuėmė ir jinai buvo toks tinkšt emocinio konflikto viduje, ar ne, nes buvau pervargus, aš 5 mėnesius keliavau, tiesiog buvau ne savo teritorijoje, ar ne, ir man buvo tinkšt ir aš per valandą, aš jau ten prigėrus visokių ten nuo šlapimo puslės vaistų buvau ir viso ko, ir taip toliau, ir man per valandą nuėmė visiškai, absoliučiai. Ir čia yra tas momentas, ir aišku, tada pradeda kūnas judėti, tada tu pradedi paleidinėti tam tikrus dalykus, tu tam turi būti pasiruošus ir žinoti, kad tai vyksta, ar ne? Bet galiu liudyti, tikrai čia ne reklama, kaip ir reklama, bet ne reklama, bet pasidalinimas atviras į erdvę viešą, kad saulės terapijos yra be galo stiprios ir jos žinios apie psichosomatiką, osteopatiją yra, aš manau, kad nėra tokio specialisto Lietuvoje, kuris yra praėjęs visą šitą treningą užsienyje. Reiškės, ir investavus, aš nežinau, 10 000 į šios dalykus, bet gebėti dirbti su kūno audiniais ir išmanyti tą priežastingumą. Ir mes šiandien, šito pokalbio pradžioje, mes sakėme, ką mes šiandien kalbėsime. Tai apie tai, kas su manim vyksta? Pirmas klausimas. Ir antras, kaip iš to išeiti? Ir čia yra esmė. Kaip iš to išeiti? Tai va tas ir buvo po šitos terapijos, kur jinai atsistojo ir nuėjo, kaip aš vadinu, be skausmo, be spaudimo, be nieko. Jinai priėjo prie manęs ir sako, Saulė, mes turime tai padaryti Meksikoje kartu. Bet šį kartą prieš jūs galite mums rakyti ir mes atsakysim į keletą klausimų.
galbūt iš psichosomatikos, iš nervų sistemos, čia mūsų specializacija. Iš tikrųjų labai labai nuoširdžiai. Ir tai, kas jaučia va širdim, ne prot. Čia ne apie tai, kad mes norim, kad kuo daugiau važiuotų, nes grupė yra be galo maža, labai intimi, labai asmeniška ir mes tiek, kiek galim asmeniškai kiekvieną iščiupinėti, išmiluoti ir saugio erdvėj pravesti per to žmogaus procesus, būtent tik tiek žmonių mes ir imame. Ir tai, kas pajaučia kūnų, tai, kas pajaučia va to, kur man reikia būti, kaip kad šiandien susitikau su viena mergina, pažįstama savo, ir jinai sako, viešpatė, kurių galų tu man įdėjai tą story, sako, aš net negirdėjau, ką tu sakei, tiesiog aš išgirdau Meksiką ir sako, ir tas patyriminė kelionė, ir sako, aš daugiau nieko nebegirdėjau, mane pradėjo, sako, visą kratyti ir aš tiesiog žinau, kad aš ten turiu būti, sako, ir aš nieko, ir sako, aš net negalėjau skaityti, nes man visai nesvarbu, kas ten, sako, parašyta, aš žinau, kad aš ten turiu būti. Tai bet galbūt ne visiems bus taip, kad jau ten aš jau žinau, bet kažkas, kas jaučiat, tai yra apie tą kelionę. Ir apie tą kelionę, kur saugiai. Ir kaip Jūratė sakė, ne aplink medžius apsikabinę stovėsim, bet galėsit ir juos apsikabinti. Galima. Žeminimas irgi bus. Taip. Bet tai yra kelionė, tikrai įdėsim nuorodą. Ir tai yra kelionė apie 12 dienų patirti save, atrasti tokį gilų ryšį su savo kūnu, su ta sistema, su kuria tu gimei, kuri tau yra prigimtinai energija duota. Kaip ją aktyvuoti, nors mes su Jūrate patylėjom ir stengiamės niekur nepaafišuoti šitą dalyką. Vis tik, čia nusprendžiu, Jūrate, vis tik pasakysiu, tai jau šiandien kelis kartus apie tą tarsi taip užsiminiai, kad gyvybinė, ta pati seksualinė, kūrybinė energija, jinai yra ta pati, gijimo energija, tai yra ta pati. Ir bonusas bus, ko mes nerašėm, bet kad tai bus apie va tą gyvybinės, vitalinės energijos pažadinimą, ką jūs, va, daugelis sako, net jau jums ten tos lygos 100 metų, bet daugelis sako, nesijaučiu laiminga arba noriu atrasti dėl ko šitoj žemėj. Tai va, tai yra apie tai, kai tu išgirsti tikrai autentišką save, tu gali eiti į ten, kur tavo kelionė, dieviška kelionė tave veda. Ir va šitą energiją atidarius, jinai atidaro ir pinigų kodų energija, kuri irgi bus šitam retryte. Tai yra perprogramavimas pinigų kodų per naujos gyvybės energijos resurso atstatymą. Čia yra resurso atstatymas, kuris atneš pinigų energiją. Tikrai. Ir jeigu leisi, aš tiesiog šiek tiek pratęsiu apie šitą kelionę. Tai nėra kelionė vien tik tais į kitą šalį. Tai yra kelionė, aš manau, kad šiandieną tos, kurios turėt kantrybės išklausyti mūsų valandos pokalbį. Aš sakiau 30. Jo, tai žinokit, ką jūs gausit per 12. Mumis dviem, ar ne? Ir mes esam palikę klausimam, atsakymam ir asmeniniam programom po 4 valandas kiekvieną dieną. Ir kelionės metu, tai nėra laikas prie baseino su knyga, kaip daugelis retrytų parašo. Mes tiesiog tikrai kviečiam intensyvui tokiam darbui su savimi. Tiek aš, tiek Saulė. Aš šiai dienai organizuoju tokius retrytus, o Saulė daro tokias terapijas, į kurias važiuočiau aš pati, turėdama labai aukštą kokybės kartelę, ir į tas terapijas, kur eitų pati Saulė. Ne? Tai va šitoje vietoje mes turim tiesiog kitokį laiko sampratą, ar ne? Bet turiu didžiulę patirtį šitame dalyke ir atveriant ir siūlant, beje, kelionė yra ne su augalų medicina, tai yra tik tai viskas, kas yra natūralu, gamtos medicina, tai yra gamta, tai yra elementai, tai yra pirtys, tai yra... Ir žinokit, kad vien kvėpavimas ar vien lindimas į šaltą vandenį jūsų nervų sistemos nesureguliuos. Čia kaip... Sistema ir taip išreguliuota, tai šiandien mes apie tai nekalbėsim, kad į šaltą vandenį dar didesnį stresą kelti, tai yra... Hiperventiliacija, bet jo, šiandien mes apie tai nekalbėsim, bet ateis dar iš mūsų dar vienas webinaras artimiausiu metu, bet
Esminį dalyką noriu pabrėžti, kad po retryto yra 5 savaičių palaikymas. Tai yra didžiulis bonusas. Tai yra 5 savaičių palaikymas su mumis abiem online. Ir kodėl važiuoti retrytą? Todėl, kad išmokti visas praktikas. Čia ne jogos retrytas, nors bus ir jogos. Čia ne meditacijų retrytas, nors bus ir meditacijų. Aš noriu tik tai pabrėžti tokį dalyką, kad jogos mokytojai, būti vien tik jogos mokytoja ir tik tuo kviesti į bet kokį potyrį šiandien, nūdienoje nebepakanka. Lygiai taip pat kaip nebepakanka masažo terapeutai neišmanyti žmogaus būsenų arba psichosomatikos. Tu negali, tu ateina pas tave žmogus, skauda nugarą, jam ją gali skaudėti, nes yra užspaudimas, jam reikia ta programa. Ir šiai dienai, aš sakau, kam rezonuos, mes kviečiam į kokybės kupiną žinių sankaupos skleidimą galios vietose. Taip, ar keliausit po Meksiką, mano atrinktose, aš čia gyvenu 8 metai vietose? Taip. Ar patirsit, pamatysit ir giluminius vandenis, ir pamatysit miestus, ir bus laiko ir savo, ir į pležą, ir taip, taip. Bet esminis dalykas yra, tai yra retrytas, kur tu važiuoji realiai, čia neatrask save. Čia ne sugrįžk į save. Žmogus negali reguliuoti savęs, kol jis nepažįsta, kas vyksta su juo. Tai aš galbūt pasakyčiau raktinį žodį, pažink, kas su tavimi vyksta, kad tu galėtum su tuo dirbti grįžęs. Čia apie tai ši kelionė. Savaitė, bet iš principo tai yra 7 savaičių procesas. Nes 5 on top bus, kad jūs nesulūžtumėt, nesugriūtumėt su visu tuo, kas bus pakelta. Tai, kas bus įjungta gyjimas, tas vidinis gyjimas, atsistatymas, jisai turi gauti formą. Jeigu mes jį paleidžiam, tai arba staigiai būna užslopinama, arba nueinama į rutiną, tai irgi užslopinama, arba galiausiai ištaškoma, turiu daug energijos, dabar viską kuriu, viską darau ir vėl griuliu ant grindų out, nebeturiu nieko. Taip. Sukūrėm tai, ką aš iš savo, turbūt aš esu suorganizavus per paskutinius 5 metus 23 retrytus. Esu mačius be galo įvairių, taip, mano retrytai jie ne atostoginiai, jie yra transformaciniai, jie yra tikrai realius pokyčius. Ir daugelis moterų pakeitė gyvenimo kelią, atrado savo širdies veiklą, ryžosi tokiem pokyčiam, kuriems ten ruošiasi 10 metų ir taip toliau. Tai aš manau, kad labai daug pas mane važiavusių ir buvusių tikrai tą pasakys ir tą patį noriu pasakyti Saulės terapijos atėjusių žmonių, ar ne, kur aš žinau, kad yra visa simptomatika ir žinokit, kad čia mes duosim ir asmenines sesijas, ne tik terapinės sesijas, ir asmeninės, ir grupinės, reiškia, bus ir aš jau nekalbu, kad mokytis valgyti, kiekvienos lauks elektroninė knyga paruošta su mano Ayurvedos self-healing, savigydos receptais, reiškiasi ir taip toliau, čia yra mano. Aš apie tai net šiandien nekalbėjau, kad esu irgi sertifikuota ayurvedinėje mityboje, reiškiasi ir ayurvedos srityje, bet čia jau yra irgi ekstra bonusai. Tai va, tai realiai čia kvietimas yra 7 savaičių gyjimo self-healer programai, kur 2 savaitės būnam intensyvę Meksikoje. Ir kodėl taip toli? O todėl, kad realūs pokyčiai nevyksta ten, kur esi arti. Dabar grįžtu prie klausimų, nes pažadėjau šiek tiek. Tai klausia, ar teko padėti susireguliuoti žmonėms su išsekimu po COVID, ar ne? Taip. Teko ir... Sakyk iš savo pusės, aš irgi turiu vieną dalyką. Kasdieną su tuo tenka dirbti, nes daug kas ne tik... COVID-as yra viena iš formų, bet daugelis žmonių yra prasirgę Epstein-Barro viruso, kurio netgi nežino. Aš lygiai taip pat tik pasidariusi
tyrimus sužinojau, nes aš labai daug tuo domėjausi ir niekaip negalėjau, va čia yra tas tyrimai, gerai, jeigu tu žinojai, kad tau yra liga, o jeigu tau nėra tos ligos, tau niekas nenustatė, bet tu esi, arba ten tau atrodo, kad tu prasigai eiliniu gripu arba covidu, labai dažnai tas pats virusas arba bakterija, jinai įsitaiso tavo organizme ir vėliau, kai tik vat, tau pakrenta, kai yra padidėjęs streso, kai disreguliuojasi hormonai, automatiškai pasileidžia nervų sistemui, vat, ypatingai Epstein-Barras įsigyvena nervų sistemui ir jisai pradeda žaloti skydliaukę, pradeda žaloti labai labai daug audinių ir žmogus tiesiog gali, vat čia ką paklausė, išsekimas. Taip, išsekimas jis labai. Ir mes būtent su to išsekimu lygiai taip pat irgi dirbsime. Jūratė, aš noriu, kad ir tu dar pasisakytum. Aš labai noriu papildyti ir ačiū, kad pasakė. Epstein-Barras, kurios nežinot, tai čia yra tokia. Užslėpta bomba, jinai labai stipriai su mūsų hormonų sistemai skydliaukė dirba. Aš galbūt šiek tiek atsitrauksiu ir pasakysiu, kas covidas, bet koks kitas virusas, ar ne? Vadinkim virusas. Jis yra infekcija organizmui. Taip, tai yra infekcija. O infekcija, aš dabar pasakysiu iš nervų sistemos pusės. Infekcija reguliuoja ir įtakoja mūsų išgyvenimo resursą. Reiškia, mūsų nervų sistema silpnėja ir jungiasi, stiprėja išgyvenimo mechanizmas. Ką reiškia išgyvenimo mechanizmas? Stiprėja mūsų simpatinės nervų sistemos, tos, kur yra bėk, kovok, sustink, veikimas. Reiškia, infekcija, ji didina mūsų survival, mūsų išgyvenimą. Reiškia, o kai didėja mūsų išgyvenimo instinktas viduj, iškart krenta imunitetas, iškart nevirškinimas, matau dar vieną komentarą, ar ne? Iškart pilva pučia, iškart poilsio kokybė krenta ir tokiu būdu, reiškia, bet kokiu atveju iš infekcijų išeiti, iš viruso, ar ne, ir auginti imunitetą, mums reikia gebėti įeiti į tą poilsio stabilę, saugią būseną. Ir tame mūsų nervų sistema, parasimpatinė nervų sistema, užima didžiausią, kaip čia pasakyti, jinai ten karaliauja, jinai turi karaliauti. Tik kai mūsų išgyvenimas išdidėja, mums tampa sunkiau ir sudėtingiau atsipalaiduoti. Taip. Reiškia, kas stringa tada? Stringa mūsų poilsio miego kokybė, stringa mūsų šalinimo kokybė ir stringa mūsų virškinimo kokybė. Va, tai čia, ką norėjau dar pridėti, kad bet kokia infekcija arba virusas, aišku, covidas, kuris yra be galo stiprus, jis tai įtakoja. Ir va čia, tai, kas uždėjo klausimą, nors ir praktikuoju jogą, meditaciją, valgau sveikai, man bet koks pokytis sukelia pilvo pūtimą. Bet žiūrėkit, vienas dalykas, tai jeigu iš fiziologinės pusės, tai yra, kad vėlgi bet koks virusas, o mes virusų gyvenime esame ne 1, ne 2 ir ne 10 prasiėję, tiesiog tos pačios bakterijos, tai yra apie pralaidų žarnyną. Čia irgi yra labai svarbus dalykas. Pralaidų žarnynas tiesiogiai lygiai taip pat veikia mūsų nervų sistemą, tai yra mūsų antrosios smegenys, nors jas vadina antrosiomis smegenimis, bet pradėkim nuo to, kad tai yra pirmosios smegenys. Ir tiksliau šitų smegenys yra mūsų žarnyne. Ir va tada, čia jeigu pokytis, jeigu taip iš psichosomatikos, tai pasakysiu taip, kad žarnynas yra apie įsisavinimą ir apie gebėjimą pašalinti tai, kas mūsų gyvenime nereikalinga. Kai va čia yra kalbama apie pokytį, ar ne, tai reiškia, kad man reikia kažką savo gyvenime šalinti, tuo pačiu, kad ateitų kažkas naujo. Ir veidas, ar ne, va tas vidurių užkietėjimas, tai yra negebėjimas pašalinti. Nenoras pašalinti. Nenoras ir negebėjimas, kartais neturėjimas resurso pašalinti, baimė pašalinti tai, paleisti tai, kas jau atitarnavo mūsų gyvenime, ar ne? Ir, o spuogai, tarkim, ant veido, ar ne, tai, kas yra mano įvaizdis, ar ne? Jūs dabar nematot mano kojų, bet jūs matot mano veidą, ar ne? Taip, kaip aš atrodau.
Ir tai yra apie tai, kaip pasaulis mane priema, taip kaip aš noriu, kad mane pasaulis priimtų, ar ne? Ir jeigu vyksta pokytis, galbūt jūsų gyvenime išlenda nuovargis ir visa kita, bet jūs jo nenorėtumėt parodyti, ar ne? Ir tie spuogai tai ir sako, atkreipk dėmesį į mane, ar ne, kad viena dalis laikas pašalinti kažką, paleisti, be abejo, tam reikia saugios erdvės. Ir kitas yra dalykas uždaryti tą pralaidumą. Tai ten dėl jų tokių biologinių, fiziologinių dalykų aš galėsiu jų asmeniškai padėti, galite man parašyti po laivo. Bet čia irgi be nervų sistemos atstatymo šitas dalykas nesusireguliuoja. Ir dar pridėsiu, nes čia yra tas pats žmogus, ta pati moteris, kuri paklausė apie hormonus ir apie pilvo pūtimą, reiškias, ir vidurių užkietėjimą. Ir sporos, ar ne? Tai dar noriu papildyti. Tikrai siūlymas būtų pasitikrinti progesteroną, estrogeną, ta prasme visą moteriškų hormonų paketą. Reiškias, kiek metų, bet galiu spėti, kad yra tam tikras sutrikimas. Kodėl? Liuteininėje fazėje antroji ciklo daly, mažiau galim pasakyti 5-6 dienos iki ciklo pradžios, ar ne, iki menstruacijų. Reiškias, organizmas, jisai, bet kaip mes jau su Saule apie tai šiandien šnekėjom ir anksčiau, perskirsto kraujotaką. Išties šaltos galūnės, jos tampa dėl to, kad, pavadinkim, sutirštėja kraujas, organizmas ruošiasi paleisti. Ir vietoj, jeigu moteris patiria pakankamai daug streso, reiškia, kortizolis, jis veikia su estrogenu. Reiškia, mūsų streso hormonas veikia su moteriško hormono trūkumu ir pertekliu. Ir tokiu būdu, pirmiausia, iš galūnių, nes reikia palaikyti širdies veiklą, reikia palaikyti visą, reiškias, ciklo vykimą. Tokiu būdu tai vyksta. Pirma pagalba yra limfos drenažas, sausas šukavimas. Tai čia yra pirma pagalba ypatingai iš tom dienom, kada jūs jaučiate šaltas galūnės. Tačiau, dar ką noriu pasakyti, pilvo pūtimas ir vidurių užkietėjimas, tai, kaip ir Saulė sakė, tikrai tai yra susijęs su pralaidžiu žarnynu, tai yra susijęs su, ir gali būti susijęs su tokiu dalyku, apie kurį šiandien mes iš vis net neužsiminėm, bet aš tikrai retryto metu ir sekančio webinaro metu aš labai noriu pakalbėti apie tokį dalyką, kas yra metabolinis sindromas. Reiškia, tai yra medžiagų apykaitos sindromas, kuris sukelia hormonų disbalansą. Aš pati pragyvenau, aš tame turiu be galo daug informacijos iš savo asmeninės patirties ir aš ją susirinkau iš savo mokslų. Ir tai yra dalykas, kur dalyvauja ten tulžies pūslė, ten dalyvauja dvylikapirštė, ten dalyvauja kepenys ir tai gali būti jums gali būti, kad visiškai netinka ta dieta, kurią jūs turite. Jūs galite sakyti, aš valgau sveikai, bet tenai, pavyzdžiui, yra labai daug žalių salotų ir labai daug termiškai neapdoroto maisto. Ir jis jums gali kelti visą šitą pūtimą, o kai pūtimas yra, reiškia, oro ugnies, čia aš jau iš ajurvedos sakau, jų nesaveikavimas, jums sunku yra pašalinti tai, ko nesuvirškina žarnynas. Ir tada prasideda vidurių užkietėjimas. Tai va šitoj vietoj ir iš hormoninės pusės, ir iš ar tinkama dieta, nes sakau, tas sveika mityba jinai gali būti sriubai nelygi. Labai tinkama tam tikrame etape, gali netikti kitam tam pačiam etape, bet labai fainai, žinai, mes Jūratė, va šitą dalis mes dėl to ir jungiamės. Tiek Jūratė nuolat daro pati retrytus, tiek aš darau retrytus. Bet kodėl mes susijungiam? Dėl to, kad galėtumėm sujungti tai, kas iki šiol buvo nesujungti. Tiesiog nesujungiami dalykai. Tai reiškia, kaip ir vienoje vietoje jos praktikos ir mano tą kūną padidina, išplečia tą gebą, žodžiu, aš net dabar galvoju, tos žodžius, man net liežuvis. Paprastai, kaip per 10 dienų paimti tai, ką tu ir aš kaupiam 10 metų. Tai vat todėl mes jungiamės.
Jo. Ir aš... Žinot ką, šitas irgi dalykas, vienas dalykas iš to, žmogus Eina pusantros valandos. Taip, aš padarau didelį darbą, labai didžiulį, bet jam vis tiek daugeliui vieno karto neužtenka, reikia kelių kartų, kad bent užkurti tą visą sistemą, ar ne? O čia sistema bus pakurta 24 valandas per paras 2 savaitės, o paskui dar kaip ir dar 5. Nu tai įsivaizduokit, vat, vien dėl to, tai yra, nu, neapsakoma ta geba daryti. Tai žiūrėkit, aš galvoju taip, mes iš tikrųjų tai su Jūrate čia dar 5 valandas varytumėm savo pokalbių ir jūs turbūt čia gal klausytumėt pailiui. Bet į ką mes kviečiam, jūs išgirdot. Tikiuosi, kad tai, ko pasidalinom, buvo naudinga ir dar ne viskas, nes iš tikrųjų tikrai mes su Jūrate galvojam, kad čia laivas buvo tik tai gėlytės. Mes planuojam padaryti fainą webinarą, stiprų webinarą su skaidrėm, su informacija. Tai būkit malonios, galit man asmeniškai jau pradėti arba po šito laivo rašyti savo emailus, nes todėl, kad mes išsiųsim į uždarą grupę būtent kvietimus tam webinarui. Būtent... Kaip jums, kas rezonavo? Pasidalinkit, ar rezonavo, kas buvo įdomu. Ir tikrai atliepimai visuomet yra... Jo, labai fainai. Kur tobulėti, žinoti, ar kiek tas buvo naudinga, ko galbūt dar gal truko, žinot, mes čia galėtumėm, aišku, kalbėtumėm ilgai ir nuobodžiai, tai tikrai ir nenuobodžiai, tai tikrai daugiau pasakytume, bet stengiamės irgi kažkaip tą laiką jūsų, na, nežinau, pataupyti, kad gyvenimas irgi bėga. Tai tikrai fainai, pasidalinkit, jeigu žinot, kam tai yra naudinga, pasišėrinkit, būsim be galo dėkingos, kad moterį tą išgirstų ir surastų savo. Jo, ačiū Saulyt ir ačiū už kvietimą, ačiū merginams, kurios išliko ir kurios su mumis buvo. Ir labai noriu vieną dalyką pasakyti, dar iš savo tokio, pabaigai. Jeigu jauti, kad tavo gyvenime kartojasi. Ačiū lūpai. Ir tu vis neišeini. Tai sutinki tą pačią energiją, bet kitame žmoguje. Įvyksta ten, pavyzdžiui, kasmet pavasarį arba ten rudenį kažkoks kritimas ten ir taip toliau. Jeigu tikrai jauti, kad kartojasi ir negali pati iš to išeiti, tikrai šita kelionė yra tau. Tai va. Ate, mes sakome, iki labai greit susitikimo ir webinare, kam bus dar įdomu, ir šiaip mes karts nuo karto padarome tikrai įdomių tokių susitikimų varų, tai parašykit mums, mes kartais apie tai net neskelbiam Facebook'e ar kažkur Instagram'e, ir pasimatom Meksikoje su tom ypatingom moterim, kurios va čia rašė, manifestuoju. Tai žiūrėkit, kas manifestuoja. Manifestacija rytoj kosmiškai stiprios dienos, užsirašykit, kad jūs jau ten esate ir jūs ten būsite. Aišku, vietų kiekis ribotas, bet žinokit vieną dalyką. Kai yra tikslas, pinigai neateina tiesiog, kad jūs juos leistumėt. Pinigai neateina tik tam, kad juos turėti. Jau baigėsi kaupimo sezonas, baigėsi ta era. Kaupti, turėti, kad kada nors gal prireiks, juodai dienai. Pinigai yra džiaugsmui ir tikslui džiaugtis. Pinigai yra energija. Tai visom mes linkime to klestėjimo, sveikatos, tos vitalinės energijos ir būti su mumis Meksikoje ir apskritai būti laimingoms. Prisijunkit, mes laukiam. Ir rytoj yra tobula diena manifestacijai. Rašot, aš esu pasiruošus priimti jau dalyką. Noriu, kad taip įvyktų. Ir aš parašot, kur jūs esate. Kas mielas, ačiū, ir aš manifestuoju, ir čia visos dėkingos ir rezonuoja. Ačiū, kad buvot už jūsų kantrybę ir pasimatom nuolat. Ir tikrai kviečiu ir į mano, ir į Jūratės Instagramus, pasidalinam, kuo galim nuo širdies. Viskas, iki pasimatymo. Ate visoms iki. Ate visoms iki. Tai